Ačiū, gerbiamas pirmininkė. Tai labai geras pasiūlymas mano kolegos ir iš tikrųjų labai kviečiu palaikyti, nes, būdamas vadovu, tu privalai tikrai turėti tuos televizorius. Ir labai svarbu, kad tie televizoriai būtų ne šiaip, bet atitinkamos įstrižainės. Bet dar svarbesnis dalykas yra tas įsigijimo būdas, man atrodo. Kad niekas neturi kontroliuoti, kaip tu tą televizoriai įsigyji geriausiai iš kokius nors valstybinius pinigus, kad tu galėtum tomis lėšomis pasinaudoti ir nekontroliuojamas nusipirkti ne vieną, gal netgi ir dar vasaros namelyje kokiam nors arba sodyboje dar reikia turėti. Tai manau, kad tų televizorių reikia labai nemažai turėti tam, kad galėtum atidžiai stebėti, kaip žurnalistai dirba. Ar jie teisingai dirba, ar jie dirba pagal užsakytus ir nurodymus, kuriuos duoda valdančioji dauguma, nes labai svarbu, kad tie nurodymai būtų vykdomi ir politikai iš valdančiosios daugumos būtų per televizorių rodomi gražiai, spalvos būtų parinktos geros ir balso tonas ir visi kiti aspektai. Tai iš tikrųjų manau, kad reikia ir miegamajam, ir virtuvėje, ir visur kitur turėti ir tam tikrai negailėti tų valdiškų pinigų ir jokių būdų nekontroliuoti, kad paskui nereikėtų aiškintis jokioms teisėsaugos institucijoms, generaliniai prokuratūrai ar specialiųjų tyrimų tarnyboms. Tai aš tikrai raginu palaikyti. Ačiū kolega už iniciatyvą ir kolegos, kuo daugiau televizorių, per kuriuos gražiai rodo valdančiąją daugumą, tuo yra geriau, o vadovas privalo visada tuo pasirūpinti.